Noriu Jums pristatyti dviejų kamerų vaizdo registratorių MiView MP30 GPS. Esminis šio vaizdo registratorius privalumas yra tai, kad juo yra labai lengva naudotis. Nereikia jokių laidų, tiesiog turėsite laikiklį, pačią kamerą, laidą duomenų perdavimui ir žinoma instrukciją. Tad, kad pradėtumėt naudoti, tai reikia uždėti jį ant šalmo. Viskas. Šis vaizdo registratorius turi priekinę ir galinę kamerą, ką tai reiškia, kad vaizdas bus filmuojamas tiek į priekį, tiek ir atgal. Filmuoja abidvi kameros 2,5K raiška, o ką tai reiškia realybėje? Kad jūsų filmuojamas vaizdas bus labai ryškus ir detalus. Matysis valstybiniai numeriai bei kiti svarbus elementai kelyje. Taip pat ši kamera turi HDR filmavimo režimą, kuris dar labiau pagerina vaizdo kokybę ir ši funkcija ypatingai padeda, kai filmuoja naktį, nes išryškina visus filmuojamus objektus kelyje. Vaizdo registratoriuje integruota baterija gali filmuoti net 4,5 valandos. O ką tai reiškia realybėje? Tarkim, jūs jį naudojate kasdien važiuojant į darbą. Tai jums užteks tikrai netgi kelias dienas. Tai yra taip vadinamas užsidėk ir pamiršk prietaisas. Ką tai reiškia? Reiškia, kad registratoriuje yra sensoriai, kurie jaučia judesį. Tad, kai jūs paimate šalmą, jį užsidedate, kamera automatiškai pradeda filmuoti. Jūs keliaujate, po kažkiek laiko baigėt savo kelionę, nusiemat šalmą, padedat jį kartu su vaizdo registratorium ir kamera automatiškai po kelių minučių nustoja filmuoti. Tačiau tai nereiškia, kad šios kameros negalima įjungti ir rankiniu būdu. Čia yra mygtukai, kurių pagalba taipogi reikalo esant kamerą galėsite įjungti ir kai reikia ją išjungti. Ką dar reikėtų paminėti yra tai, kad šiam vaizdo registratoriui yra suteikiama 3 metų garantija ir kitas labai svarbus dalykas yra tai, kad jis yra atsparus dulkėm ir vandeniui. O ką tai reiškia jums? Ogi tai, kad jo galėsite naudotis esant bet kokioms oro sąlygoms. Šis vaizdo registratorius turi labai patogiai valdomą programėlę, kurioje galės nustatyti visas pagrindinės vaizdo registratoriaus funkcijas. Jinai, žinoma, veikia tiek su Android, tiek su Apple įrenginiais. Ir kitas labai didelis privalumas, kad šis registratorius turi integruotą Wi-Fi modemą ir jo pagalba galėsite tiesiogiai matyti visus vaizdo įrašus per savo telefoną. Bet tai galėsite žiūrėti ir savo asmeninėme kompiuteryje, viską galima patogiai persikelti rinkinėje esančių laidų. Vieną dalyką, ką norėčiau akcentuoti, pastebėjau benaudodamas, kad šis vaizdo registratorius labai patogiai nusiema ir užsideda. Ir kitas svarbus momentas yra tai, kad reguliuojasi jo pasvirimo kampas. Kodėl tai yra naudinga? Nes visi važinėjom su skirtingais motociklais, su mūsų sėdėsenos yra skirtingos, tad bevažiuojant jūs galėsite pasireguliuoti pagal savo vairavimo stilių ir kameros kaip matymo kampą. Ką dar norėčiau paminėti, tai yra tai, kad šis vaizdo registratorius labai patogiai sugrupuoja vaizdo įrašus pagal priekinę, galinę kamerą, datą ir panašiai. Ir kuom tai yra naudinga, kad kai reikia išsitraukti tam tikrą vaizdo įrašą, jūs taip galėsite padaryti ypatingai greitai. Šis prietaisas taip pat turi G sensorių, kuris automatiškai aptinka nestandartinius judesius, tokius kaip akceleracija, stabdymas, pasvirimo kampas. Ir tokius video jie automatiškai išsaugo, kad vėliau jie nepasimestų. Kitas šios kameros privalumas yra tai, kad jis turi GPS jutiklį, kuris užfiksuoja jūsų maršrutus, greitį, laiką, datą bei kitus parametrus, kurių jums gali prireikti ateityje, kai naudojate vaizdo įrašus. Nors tai yra vaizdo registratorius, bet jis turi labai gerą funkciją, kuri vadinasi TripLapse. Tai yra režimas, kuris, pavyzdžiui, jūsų 2 valandų trukmės video įrašą paverčia labai gražiu 8 minučių animuotų video įrašų ir jums nereikės nieko karpyti, nieko montuoti, tiesiog turėsite gražų prisiminimą savo nuostabios kelionės. Mano supratimu, tai yra išties puikus vaizdo registratorius, kuris jums nereikalauja jokių papildomų rūpesčių. 2 dalykai, kuriuos reikia atsiminti naudojant, tai yra, kad jį reikia fiziškai užsidėti ir pakrauti, o visą kitą jis padarys už jūs. Šį ir kitus MiO vaizdo registratorius rasite mūsų svetainėje motorider.lt arba atvykę į mūsų saloną adresu Verslo gatvė 1, Jonučiai, Kauno rajonas.